Kas yra PTZ kamera? Pan Tilt Zoom. Tai reiškia, kamera sukasi viena kryptim, kita kryptim ir turi optinį artinimą. Tai šiek tiek pakalbėsime apie šias kameras, nes jų gali būti ir tokių, ir tokių, ir tokių, ir tokių, ir tokių, oi, netelpa į kadrą, ir tokių, nu va tokių, visokių. Tai įsipakuosim turbūt vieną įdomiausių modeliukų iš Dahuje, viena iš rimčiausių valdomų kameryčių. Pažiūrėsim, ką mes čia gero rasim. Darom tai pirmą kartą, nesam jo dar ardę. Šitas modeliukas turbūt vienintelis yra ne tik Lietuvoje, o plačiau žiūrint. Tai kolega man per tą laiką padės išimti. O mes pakalbėsime, kam to reikia. Kameros įprastai stebi tam tikrą vietą, bet mes turime galbūt kelius objektus, kuriuos norime stebėti. Tarkim, ten vienas pastatas, kitas pastatas ir įvažiavimas. Tai šita kamera gali sukinėtis tiek telefonu, tiek programiškai ją nustačius. Taip pat sukinėjus į viršų ir apačią. Tai yra PT, o Zoom tai atlieka zoomą, optinį artinimą, esantį viduje optiką. Tų optikų be abejo yra įvairių. Yra didesnių, yra mažesnių, yra mažyčių, yra įvairiausių. O čia pas mus yra turbūt stipriausias modeliukas, kurių net ir pasienyje galbūt nelabai rasim. Tokias sverintis vaikelis mūsų. Tai šitą kamerą mes ją pakuosim iki galo pilnai. Šita kamera turi dubliuotą pašvietimą, jis yra ir infrared, ir su LED. Tai infraredo šviesai kameros yra šiek tiek jautresnės, šiek tiek tą dalyką mato geriau negu LED įprastoje šviesoje, kuria mums akiai yra matoma. Taip pat šita kamera turi ir LED pašvietimą, ko dėka kamera mato spalvotai. Galit paklausti, kam tas valytuvas, kas šitų nesąmonį prisigalvojo, o vis tik tai yra labai svarbu. Įsivaizduokit, kamera kabo 20-30 metrų aukštyje, apie 10 metrų aukštį kokio stulpo ir čia prikrito voratinkliai užsiveisė, atsirado visokių vaizdą trukdančių dalykų, galbūt aplyjo, snaigė užkrito, jums čia svarbu. Tai kamera valytuvu nusivalo savo optiką tam, kad būtų viskas gražiai matoma. Išties labai galingas ir rimtas modeliukas. Ir vėlgi tarp jų yra šiaip skirtumų gan nemažai. Vien tai, kad valdoma kamera, dar pasako lygiai tiek pat, kiek mašina turi 4 ratus. Visi ratai juodi, padangos apvalios, juodos. O kas per kameros mąstymas, kaip jinai visą darbą atlieka, va čia visa esmė yra, kuri jau etiketėje galbūt ne visi ir įskaito. Kaip pavyzdys, tarkime, yra kamerytės mažesnės, kad ir to paties Dahuje. Yra kitų gamintojų, yra ir Rimau kameryčių. Viskas skiriasi, kaip mes sakom, smegenėlėse. Kamera turi turėti pakankamai gerą vaizdo analizę, kad jinai suprastų, ką tam vaizde mato, kad mums, pavyzdžiui, yra aktualūs žmonės, mašinos, o ne kažkokie žvirbliukai ar debesėliai. Nes tokios pigesnės kameros, jos gali sekti ir lėktuvėlius, ir debesiukus gali sekti, ir paukščiukus, ir bet kokį judėjimą. O šita kamera jau pagal algoritmą iki net dirbtinio intelekto gali pasakyti, kad aš matau žmogų su skėčiu. Kelnės raudonos, turi švarką, galbūt turi šalia vedasi dviratį ir panašiai. Taip, kad šitos kameros turi labai galingą vaizdo apdorojimo informacijos, vadinkim, tą visą algoritmą. Ir tam, kam to reikia, tai yra puikiai, nuostabi ir sąlyginai pigi kamera. Jos kaina yra apie niekingus 7000 pinigų, kai tuo tarpu yra kamerų ir po 35 eurus. Taip, kad vien tik tais PTZ pigiai dar nieko nenusako, esmė, kad kamera būtų protinga, o dar svarbiau, kamerą pasirinkti teisingai pagal jūsų vietovę ir jūsų lūkesčius. Taip, kad jeigu turit klausimų apie PTZ valdomas kameras, klauskit, siųskit savo aplinkos video ar foto, arba užsukit pas mus į svečius pasikalbėsim, o jeigu reikia, atvarysim pas jūs vienintelį Lietuvoje ir Europoje esantį autobusą, kuriame yra daug kamerų, tame tarpe ir tokių kamerų yra. Ir mes parodysim jų skirtumus, galėsite įsivertinti, kurios kameros jums tinka labiausiai, kokias jūs galite sau leisti arba norite sau leisti.
Taip, kad tai turit klausimų, mes esame Kaune, Jonavos gatvė 204A, o kontaktai mūsų puslapyje gpsmeistras.lt.